kiekvienas mes turime turėti omeny taip, kad tendencijos vyksta, tačiau kiekvienas turime ieškoti ir rasti savo asmeninį kelią, koks jis betrodytų iš šono galbūt nestandartinis, nes galbūt tai yra pats geriausias sprendimas, nes šiaip ar taip želdynus mes darom savo. I'm hearing again and again that people think that you don't have a Lithuanian identity in garden design. And I think it's there, it's just not visible yet. So I think it's sort of scratching on the surface and figuring out what it is. I think that's the real challenge. And I think that's going to be a process that's going to take a number of years and going to develop. And I think that's the real challenge. Konferencija Garden Style iš tikrųjų gimė kaip tęsinys apželdinimo kursų. Tai šita pirmoji aplinkos dizaino konferencija galbūt yra tas atsakymų radimo vienas iš kelių, kur mes galim iš pirmų lūpų išgirsti specialistų, profesionalų iš Lietuvos, iš Olandijos, iš Italijos, išgirsti, kaip jie žiūri tai, kokios dabar apskritai tendencijos ir net išgirsti keletos tokių gudrybių, ką mes galim pasidaryti pas save.